sveikinasi Averijanas iš Averijanas Coaching ir vandens supynių. Štai reportažas eina tiesiai iš parduotuvės. Kaip ir minėjau, mes dirbsime visą žiemą tada, kada yra bangų. O kai nebus bangų, mes tyrinėsime naujas prekes, daiktus, pelekus, saugos linus, duosime jums naujų patarimų, kaip išsirinkti, ką geriausia naudoti ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Noriu jums parodyti, kaip reikėtų užsiklijuoti paduką ant banglentės, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kaip visą tai padaryti geriau, kad padukas neatsiklijuotų, ypač žiemos laikotarpiu, ir jisai tarnautų jums ilgai. Pirmas dalykas, reikia nuvalyti vietą, kur klijuosime paduką su drėgna servetėle. Aš suvilgiau su vandeniu, nulupau lipdukus ir nuvalau vietą tenai, kur klijuosiu, kad ten būtų švari, be jokių dulkių ir kitų priemonių, kurios maišytų prikibti padukui. Toliau išlupu paduką ir pasimatuoju, kur tas padukas turėtų būti. Pirmas dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kai mes klijuojame paduką. Kai matėte, aš jums rodžiau, tai yra labai svarbus aspektas. Paduko atrama, kur atsiremia kojos, turi eiti su peleko, galinio peleko paskutinė vieta. Štai čia turi sutapti. Jeigu mes pasižiūrėsim štai šitaip, čia baigėsi pakilimas ir štai baigėsi pelekas. Turi sutapti. Šitos vietos tai yra idealiausia, tai kad jūs pastatę koją štai čia, koja bus jūsų tiesiai po galiniu peleku. Štai čia padaryta taip pat, nors paduką klijavau ne aš, specialiai norėjau pasižiūrėti. Man užklijavo čia Portugalijoje, šitą paduką taip pat klijavau pats, tai vat atramėlė yra štai čia ir pelekas štai čia. Aišku, jums čia dabar sunkiai matosi, bet taip yra. Čia idealiai irgi užklijuota, čia yra atrama. Jeigu mes pereisim, tai čia baigės pelekas. Čia mano vienas iš pirmųjų klijuotų padukų, tai vat čia turiu klaidą, matot. Atrama yra štai čia grubiai, o pelekas yra štai čia. Jeigu aš perkleičiau šitą paduką, net nebijau, kad šitą lentą pradėtų plaukti dar geriau. Toks mažas stebuklėlis, kuris įtakoja svarbu plaukimą. Štai. Dar jums noriu parodyti irgi lentų. Štai padukas, štai atrama ir štai kur yra galinis pelekas. Taip, tai atsimatuojame labai gerai ant šito paduko. Labai gerai ant šito paduko yra štai atžymėta vidurinė linija. Tai aš pradėsiu klijuoti nuo centro. Tai datraukiam. Iš apačios su ranka atsirandam, kur yra galinis pelekas. Štai galinis pelekas, tai realiai turi būti čia. Štai. Dar netgi galim pasitikrinti.
Tai vidurinė dalis jau priklijuota, lygiai eina per vidurį. Dabar užklijavome centrą ir šonus, kaip ir sakiau, man patogiau yra, kad aš truputėlį jos praskėčiu, kad padukas padengtų didesnę galę dalį, kad koja neslidinėtų, nepataikius ne ant centro pastatyti, kad koja nenuslystų. Tad aš truputėlį praplėčiu. Ką dar turėtumėte žinoti apie padukų klijavimą. Tai pirmas dalykas, ką turite žinoti, tai kad užklijavus paduką 24 valandas rekomenduojama nekišti lentos į vandenį. Antras dalykas, kai klijuojate paduką, lenta turi būti švari, tai čia jau kaip faktas. Trečias dalykas, lenta turi būti kambario temperatūros arba truputėlį šiltesnė, galima su fenu netgi lentą pašildyti, tikrai tada geriau prisiklijuos padukas ir geriau laikys. Jeigu jūs klijuosite ant šaltos lentos, padukas tikrai nukris, nuplyš, pamesit ir taip toliau. Su jumis Severijanas iš Vandens Apynių ir Averijanas Coaching. Check this out, nepamirškite mūsų palaikinti Facebook'e, Instagram'e, YouTube kanale. Ir žinoma, jeigu šitas video patiko, paspauskite like ir žinoma, parašykite gerą komentarą, apie ką dar norėtumėte sužinoti. Street lamps glowing. I don't want to start a fight, but I feel one brewing. Why can't we get it together? Why can't we overstay it? All this fighting on the land. So I don't know what to do. No, I don't know what to say to the youth every day. I don't know what to do. No, I don't know what to say to the youth every day. Yeah. Sitting at home, watching my TV. All I see on the screen is pure fuckery. Why can't we get it together? Why can't we overstay it? All this fighting on the land. So I don't know what to do. No, I don't know what to say to the youth every day.
I don't know